Sveiki visi, čia ir vėl pinigų kelkraštis. Seniai matėmės, per naujuosius metus video nepadariau. Dėl to nepamatėt, kiek praeisiais metais uždirbau. Ta galima pamatyti Facebook paskyroj, ten yra pasidalintas nuotraukos su įvairiais skaičiais ir taip toliau. Bet metai neblogi, uždirbta virš 3,5 tūkstančio per visas platformas, kurias investuoju. O dabar pažiūrėkim, kas įvyko per sausį. Per sausį susiskolino šiek tiek tų pinigų, pakilo palūkanų norma, bet tuo pačiu, aišku, padidėjo išieškomų paskolų teisminių procesų. Štai jau 1508 eurai. Ta suma, mačiau praėjusį mėnesį, mažėjo, lik ir traukiasi. Tai džiugino, nes rodo, kad išieškojimo procesai vyksta, o dabar šast, 2 paskolas papildomai įkrito ir padidino sumą. Aišku, tai manęs negazdina, tik tais nesmagu, kad kai atima tą sumą iš bendro portfelio, tai vat bendram portfelį nevėluojančių lieka tokia sumelė. Taip norisi, kad čia apie 20 tūkstančių suktųsi. Na nieko, metai prasidėjo. Tikėtina, kad metų pabaigoje čia tikrai bus 20 tūkstančių tų gyvųjų paskolų, kurios niekur nevėluoja. Tai pažiūrim, jeigu norit pasižiūrėti, kiek čia per tos praėjusius metus pavyko uždirbti, tai vat antrinės rinkos pelnas nuostolis. Tai šiuo atveju uždirbta buvo 895 eurai, bet čia bendrai su visom tom palūkanom, kurios buvo gautos dar iki pardavimo. Na, o po pardavimo galima paprastuoju būdu išsiskaičiuoti. Štai čia jau rodo po pardavimo, tai yra 300,45 €, kurie prisidėjo prie to pelno ir šitas portfeliukas per metus laiko savarankiškai besisukdamas, netgi turint mintį, kad iš to portfeliuko netgi išimami buvo pinigai tam tikrą laikotarpį, tai jis vis tiek sugebėjo uždirbti 2435 eurus, bendrai paėmus, skaičiuojant kartu su antrinės rinkos pelnu. Štai taip viskas atrodo. Jeigu pasižiūrėt automatinio profilio, kaip jiems sekas ir kam ten aš skolinu, automatinis investavimas. Galim pasižiūrėti. Aš esu skelis sukūręs ir logika tokia, kad dalis žmonių skolinasi iki 10 tūkstančių, dalis virš 10 tūkstančių. Tai dėl to sukūriau po 2 profiliukus kiekvienai tai paskolai ir jie bando čia tos pinigus suskolinti. Jeigu pasižiūrėsim kriterijus, matot, aš skolinu nuo 18% ir daugiau automatinio, o visą kitą bandau sugaudyti rankinio, bet jeigu man patinka. Aišku, skolinant į tokias tokio pajamingumo paskolas, tai rizika, kad keliaus didesnė dalis į teisminį arba atsiras daug vėluojančių paskolų, gerokai išauga, negu kad skolinant į 10%, ne veltui tos palūkanos tokias didesnės. Bet, kaip ir sakiau, man nėra labai svarbi ta suma, kuri vėluoja, bet čia man. Man labiau svarbu ta galutinė eilutė, kiek mėnesio gale. Tai atsidarom, tarkim, kokį nors portfeliuką, pasižiūrim. Tai investicija po 50 eurų, be investuotojų fondo, metinės paskolos palūkanos nuo 20 netgi, čia reiktų pervadinti. Tai 20 ir yra gerai, 20%, kaip atrodo. Taip, skolinu į visas D rizikos klases, išskyrus A. Galbūt A klasė čia ir neįeina, galima būtų atžymėti, nuimti tas varneles, bet tak to palieku, jos netrukdo.
Matot, skolino ilgam terminui nuo 300 iki 10 tūkstančių, vyras, moteris, pajamos nuo 7 iki 3 tūkstančių, šeimos pajamos nuo 700 iki 800, dirbantis su etatu, statutinis pareigūnas, savarankiškai dirbančiam neskolinu, kadangi jie gali, apskritai visi gali pasislėpti. Tikiuosi, kad ateis ta diena, kai nieks nebegalės pasislėpti. Ir tada galima bus labai ramiai investuoti, skolinant pinigus kitiems ir būti ramiam ir žinoti, kad skolininkai vykdys savo finansinius įsipareigojimus. Nes savarankiškai dirbančiais, tai žinau, kad jie labai kūrybingi ir randa išsisukimo visokių būdų, tai šiuo atveju šiems žmonėms stengiuosi neskolinti. Tai visuotis tas paskolas su įmokos mokėjimo atidėjimu man tinka. Čia, aišku, reikėtų pasižiūrėti, pažiūrėjom, pirmos įmokos atidėjimas, paskolos pirmos įmokos atidėjimas reiškia, kad paskui gali būti atidėtas paskola. Tai šiuo atveju terminas tik prasitęsia, gali būti atidėjimas 30, 60 dienų, 90 dienų, bet per visą tą laiką tu vis tiek gauni palūkanas. Tai šiuo atveju koks man skirtumas, kiek jis tos pinigus tam pas save laikys, svarbiausia, kad jis mokėtų tas palūkanas. Taip, man tinka skolinti žmonėms, kurie turi viešai registruotų skolų. Jeigu jie turėjo viešai registruotų skolų. Faktas, kad jiems nebus skolinami pinigai, jeigu jie šiuo metu yra skolingi. Bet jeigu jie turėjo kažkokią istoriją, tai aš galvoju, kad jeigu jiems vis tiek skolina po tos rimtos tokios didelės atrankos platformoje, tai reiškia, vienaip ar kitaip tie žmonės pinigus vis tiek atiduoda. Tai ir iki 50 metų skolinu, kadangi jau turiu savo portfelį tokių asmenų, kurie amžiną atilsį jau yra numirę ir skolos atgavimas yra pakankamai abejotinas, tai pagalvojau, kad reikia šitą terminą sumažinti. Galima netgi iki 45 nustatyti, nes mažuka. Nors kaip rašo 4000 savaičių knygoje, kad žmogaus gyvenimo vidurkis iki 79 metų kažkur taip apytiksliai. Vieni ilgiau, vieni trumpiau. Tiesiog, matom, jau 6000 tokiu būdu, beveik 7000 tokiu būdu buvo suskolinti. Nustatyta aukščiausia riba 1 milijonas. Tiesiog, kad nesustotų. Kažkada vis tik čia, aš tikiuosi, bus tas 1 milijonas. Laikau suspaudęs kumščius, kaip man sako, sukryžiavęs pirštus. Tai gerai, atnaujinam tą skolinimą, pareiškėjas, pasirašom sutartį ir tiek žinių šitą portfeliuku. Tikiuosi, kažką savo naudingo suradote. Mano strategijos tikrai nebūtinai turi būti tokios kaip ir jūs. Jūs galbūt turit kažkokias kitokias, galbūt drąsesnės, galbūt saugesnės, galbūt norit su investuotojų fondu. Tarp kitko, vieną paskolą ir pats suinvestavau su investuotojų fondu, kad pasižiūrėt, ar veikia, ar viskas tvarko, ir lyg ir veikia. Panašu, kad ten vėluoja tie žmonės. Aišku, čia kol užkraus tą ataskaitą, tai pražilsim. Tai gal ir pamatysit tą eilutę. Tai veikia, mokamos tos palūkanos iš to investuotojų fondo. Tikiu, kad pasibaigus tam 3 mėnesių terminai savas nupirks visą tą paskolą ir pinigai 100% sugrįžti. Jeigu norit visiškai saugaus variantą, nors ten būna tokių bangavimų, kai tas portfeliukas investuotojų fondos sumažėja ir įmokos nebemokamos jau iš ten, bet žinot, visais laikais buvo geri laikai, blogi laikai, atsigaus ir tas portfeliukas ir visos tos skolos bus padengtas. Teks, aišku, pakentėti, nes pinigai faktas, kad bus trumpam užšaldyti. Taip, pagaliau užkrovė.
ataskaita, kur dabar tai eilutė, kur investuotojų fondas, ne, dešiniai pusėje nematau. Va, štai. Dešiniai pusėje investuotojų fondo kompensuotos investicijas. Kompensuota viena investicija už €84. Tai tiek, šiam kartui tiek. Turit klausimų, rašykit, skambinkit. Ne, gal neskambinkit, gal geriau rašykit. Ir klauskit, kas jūs domina, kas neramina, gal galbūt patartume, tai mielai išklausysim ir patarimus. Juk yra tikrai labai protingų ir gudrių žmonių šiame pasaulyje. Tai lauksiu visų laiškų ir iki greito.